tiksliai sustatę garso bangų šaltinius, mes galime sugeneruoti tokią akustinę stovinčią bangą, kurios minimuose, tai yra tokiuose duobutėse ore, galima įstatyti tos objektus ir jie skraidys. Ir čia nieko naujo, yra fizikos šaka, vadinama tokia akustinė levitacija. Ir tas yra pademonstruota. Jinai išnaudoja būtent garso skrindančias bangas per orą, per terpę, taip, tam, kad būtų atstojamoji gravitacijai. Tai tas yra puikiai išnaudojama ir panaudota buvo 2006 metais. Kinijos mokslininkai parodė, kad gerai mes su garso bangomis galime praskraidinti vorą ar skruzdėlę ir išlaikyti ore. Tai ir nereikia net jokios magijos. Ir jokios magijos, taip, būtent yra toks trečias Clarko dėsnis, kuris teigia, kad bet kuri pakankamai pažengusi technologija yra neatsiejama nuo magijos. Tai galime žiūrėti į Hogwartsą tarsi tokią aukštųjų technologijų mokyklą, kur išnaudojami naujausi fizikos tie technologiniai triukai. Gerai, o pavyzdžiui,